Treneri, vienas taškas geriau nei vieno, bet turbūt nesumeluosiu, kad netenkina jūsų šis rezultatas. Kas lėmė šį rezultatą ir kaip jį vertinat? Jo, aišku, namuose visą laiką norėtųsi pergalės, bet, žinot, Dainava yra iš tų komandų, kurie yra organizuota, ypač kas liečia žaidimą gynyboje. Priešininkas sutankino gynybą, sakykime taip, apsunkino mums kelius prie savo baudos aikštelės, bet nežiūrint į nieką, tiek, kiek mes šiandien susikūrėm progų, sakykime taip, reikėjo bent jau viena proga tą pasinaudoti. Šiaip tai, ką aš mačiau, kokią aš mačiau reakciją vaikino po paskutinių mūsų žaistų rungtynių, tai man tiko ir patiko, man tik netenkina tai, kad iš to, ką mes susikūrėm, reikėjo įmušti. Po pertraukos išėjo komandos į aikštę ir iškart praleidot tokį galėjusi į vartinių tapti epizodą, kada varžovų legionierius iš Brazilijos pataikė į virpstą. Ar čia koncentracijos stoka, ar toks atsitiktinis epizodas? Ne tai, kad koncentracijos stoka, bet paprasčiausia žaidybinė situacija, tai ten, kur mums individuali klaida, sakykime taip, ten ne komandinė, bet individuali žaidėjo klaida, kuri turbūt galėjo visai kitaip pasielgti, žymiai paprasčiau atsižvelgiant į tai, kokios yra oro sąlygos ir manau, to nebūtų priešininkas, ta klaida pasinaudojo, gerai, kad jinai nevirto įvarčiu. Susikūrėt, kaip minėjot, tų progų pakankamai, reikėjo tik realizuoti ir pagyvino žaidimą keitimai. Simonas Urbys vienam tokių aštrių epizodų sudalyvavo, numetė Eligijui kamuolį, nepavyko realizuoti. Tik to ir pritrūko? Taip, pritrūko šiandien įmušti bent jau vieną įvartį. Smagu tai, kad mes šiandien neprasileidom, bet nuliūdina tai, kad mes neįmušėm. Kuo arčiau finišas ir kuo, sakykime, sąlyginai arčiau liktai tie medaliai, tuo sunkiau tie taškai į komandos taupyklę krenta. Gerai, kad turite didelę susikaupę, kaip sakyt, persvarą prieš varžovus, bet dabar Hegelman iškovojo pergalę, jūs pasiėmėt taškelį, lieka be abejo iniciatyva jūsų pusėje. Ar slegia įtampa vaikinus, nes ir žaidėt prieš tai LFF finalą, praktiškai vieni finalai dabar jums iš eilės? Absoliučiai niekiek neslegia per kančias ir žvaigždės.